Pademonstruosiu, kaip gaminame mes paletės skydus. Čia tokie rašiniai, kur nepilna paletė. O kaip matot, dedamas lentos ant metalinių senų pjūklų, tam, kad įkaltos vinis galiukas užsilenktų ir taptų skydas tvirtesnis, nes sunkiau išsitraukia vinis. Vienu metu pagaminsime 2 skydus, 80 cm ir 40 cm. Ant skydo yra skersai 6 lentos, tai staklis važiuos dabar 6 kartus ir sustos. Sukala. Vienas nusileidimas 10 vinių iš karto sukala. Na ir baigus kalti, pasitaiko ir neįkaltų vinių. Profesionalios akys greitai apžiūri ir greitai nuima skydą ir deda į krūvelę. Na štai, paruošta pristatymui. O čia gaminamos paletės kojos. Vienai kojai prireiks 3 kaladžių, tai šiuo metu kalsime 2 kojas, tai 6 kaladės ant stalo dedamas. Paimam porą lentų. Gražus beržas, apžiūrim ar nėra broko. Sulyginam kraštus. Grėbiam šautuvą ir po porą viniukų į kaladėlę. Kojas gražiai suneriam ir į paketą dedam. Ir taip atrodo pilnas pagamintas paketas kojyčių.